vyksta Rusijos dienos. Va. Ten vėliava yra Rusijos ir Lietuvos yra. O čia kokie maistai. Gražumas. Ir cepelinai čia nerusiškas patiekalas visai. Čia yra dešros. Rusijoje dešrų nėra matęs niekas tokių. Dešrų? Tokių niekas nematė. Čia tik Lietuvoje būna tokios dešros. Čia pono Ivanovo kromelis. Kažkokia sąjunga įkurta literatų. Ir jie prekiauja knygom kažkokiom. Tai gerai, kad prekiauja, argi aš sakau, kad blogai. Propaganda rusiška. Ne, taigi pirkit, jeigu patinka. Man tai neįdomu. Tai ko čia atėjo? Kokios sultis dar atsirado, nežinau, iš kokio muziejaus jūs čia atvažiavot su tokiais aparatais. Iš kokios provincijos ar iš kur? Iš Vilniaus? Oho, labai geras. Reikia pomidorų sulčių man paimti tada tą progą dieną. Gaila, kad neturi to, kur plauna. Žinot, senoviai buvo daugkartinės stiklinės ir jas plaudavo vietoj ir neterždavo aplinkos. Tai buvo iš vienos pusės labai prastai, iš kitos gerai. Nu taip, bet dabar šiuo metu yra. Jo, tokia tvarka. Buvom Rusų dienoj Vingio parke, dabar važiuojam namo su dviračiais. Va, koks gražus takas čia yra. Nuo Žvėryno link Kalno Gedimino. Va, ten matosi Čiurlionio gatvės bendrabutis galbūt. Jo, ten bendrabutis studentų. O čia Svaja laukia manęs. Ir jau mes važiuojam į Senamiestį.